Oho. Pasirodo, kad socialiniai tinklai egzistavo dar prieš 100 metų. Užtekdavo ant tvoros parašyti vardą Marytė ir iš karto pasipildavo komentarai. Taip, teisingai. Jeigu nusibodo turėti laikrodį su gegute, apsuk jį į sieną, turėsi laikrodį su geniu. Praktinis patarimas. Sako, dar egzistuoja žmonės, kurie nežino, kas yra YouTube'as ir savo nufilmuotus video vaizdelius su kamera neša į laidą VRS kamerą. Veiksmas batų parduotuvėje. Žmogelis matuojas vienus batus po kitų. 1, 2, 3, 4, 5, 15 batus jau matuojas, jau nebeįmanoma kentėti ir žiūrėti. Prieina padavėjas, sako, klaus, palaukit, gal galiu kuo padėti, kažkaip, sako, iš čia per ilgai neišsirenka, tarka. Sako, viskas gerai, dar vieną porą, sako, atneškit, pasimatuosiu ir koinės bus sausos jau. Ok, modernistinis toks. Žmona žiūri vyrą ir tai sako, Rolandai, nepyk, bet tu sugebėjai sugadinti net mano blogą nuotaiką. Veiksmas pas psichologą kabinete. Trumpai papasakokit apie savo gyvenimą. O keiktis galima? Ne, gal būtų gerai be keiksmažodžių. Tada neturiu ką pasakyti. Sako, šįryt taip sunkiai kėliausi, nežinau kas, ar dėl lietaus, ar dėl to, kad pilnatis neįtikėtina. Taip sunkiai kėliausi, kad 40 minučių prastovėjau dušo kabinoje, jūs įsivaizduojate? Ir tik po 40 minučių sugebėjau, atradau jėgų atsisukti vandenį. Cool. Skype kalbasi 2 draugės. Ką tu? Nieko, parėjo maniškis iš darbo, parnešė butelį alaus ir porciją ledų. Aha. Ir ką? Nieko, dabar sėdi liūdnas, ledus valgo. Ar žinai, kaip vadinasi kompanija, firma, kuri pagamina daugiausiai indelių skirtų nuorūkoms? Kas toka? Sakyk. Nescafe. Eik tu savo. Ne, Oi, geras. Paprašiau vyro apibūdinti moters idealą. Žinokit, iš išvardintų savybių man tiko tik lytis.